Labą dieną. Skambina Donatas Jančaras čia. Taip. Žiūrėkit, ten prevencijos grupė niekaip neina priskambinti, numeriai duoti internetinį svetainį, bet negaliuojantis numeriai. O ką jūs norėjot, sakykit, su kuo jūs norėjot asmeniškai kalbėti? Mes norėtumėm su Renatu Šimkum pakalbėti. Nu, šiuo metu jis yra susirinkime. Pas mus susirinkimas yra mokymai, taip kad jisai šiuo metu ir negalės kalbėti. O tai gal jūs galite atsakyti? Dėl ko? Nu, čia tokį įdomų dalyką pastebėjome mes keletą kartų jau per langą, kad policininkai mūsų konteineriuose butelius kažkokius tai ieško, išsitraukia ir nešasi į komisariatą. Ir kiek jūs taip kartų pastebėjote jo? Nu, jau 2 kartus. 2 kartus pastebėjote jo tokį dalyką? Nu. Nežinau, neteko man asmeniškai matyti, tai šiuo metu negaliu nieko pasakyti apie tai. Nu tai va, jisai vakar išsitraukė kažkokį labai giliai ranką kišo, išsitraukė butelį ir nusinešė į komisariatą dienos metu, jau 2 kartą. Nežinau, pasiteirausim jo, kai jisai atsilaisvins, o jeigu jūs norite asmeniškai pabendrauti, galėtumėte tada vėliau pasiskambinti jiems. Nu, būtų įdomu sužinoti, ar čia įkalčiai kokie ieškomi, ar kas čia yra dabar. Sakau, šiuo metu nieko negaliu pasakyti, Gerai. nežinau apie tą situaciją. Supratom, ačiū visą. Prašau.